Sveiki. Pradėsim taip, kadangi aš jau dar visiškai nauja šitoj temoje, aš truputį nejaukiai jaučiuosi, filmuodama save, šnekėdama ir jaučiuosi šiek tiek awkward, kaip galima sakyti. Bet vis tiek noriu pradėti tai daryti. Tai einu per savo insecurities ir nepatogumus ir lipu per save, kad pasiekčiau tai, ko noriu. Tai va. Aš nežinau, ar čia mano pirmas video gausis, bet jeigu čia gaunasi pirmas, tai sveiki. Aš esu Rasta, man 16. Aš planuoju savo kanale daryti daug skirtingų iš tikrųjų dalykų. Vienas iš jų tai yra susijęs su siuvimu ir rankdarbiais. Čia pas mane fone manekenas matosi. Tada taip pat planuoju daryti šiek tiek šokių coverių. Nežinau, ar jie dažnai bus, dėl to kažkaip lėtai, kad mokinuosi. Tada galvoju daryti šiek tiek video susijusių su išvaizda, tai makiažas, šukuosenas ir tokie dalykai. Ir tada dar vienas dalykas, kurį darysiu, tai yra susijęs su witchcraft. Ir būtent apie šitą šiandien ir noriu šnekėti. Taigi, manau, kad dauguma pradedančiųjų witchcraft žmonės pirmas dalykas, kurio pradedu užsiimti, kiek pastebėjau, tai yra dažniausiai taro ir orakulo kortos būtent. Ir aš pati jau jas skaitau gerus 2 metus, aš pradėjau su orakulo, taro kortas truputį trumpiau skaitau, bet noriu pasidalinti 6 savo patarimais, kuriuos tiesiog susikaupiau per visus tuos metus ir tiesiog pasidalinti savo patirtimi. Mano pirmas patarimas tai būtų išvalyti savo kaladę. Kaip tai galima padaryti? Yra iš tikrųjų daugybė skirtingų būdų, bet aš tiesiog paminėsiu, parodysiu kelius savo mėgstamiausius. Tai pirmas iš jų yra, manau, visiems akivaizdžiausias, tai yra dūmais. Būtent su smilkalais ar deginant kaip ir šalaviją, ar rozmariną, ar bet kur kitą tiesiog džiovintą. Tada yra būtent valymas garsu, lygiai taip pat, kad varpeliais, skambančiu dubeniu ir panašiai. Tada galima valyti kristalais. Aš asmeniškai pati mėgstu visą laiką laikyti savo kaladę kristalo gabaliuką, dažniausiai selenito, o jeigu neturi selenito, tai tada dedu kalnų kristalą. Ir paskutinis tai yra patrankyti kaladę. Skamba keistai, bet aš visą laiką prieš skaitydama prie stalo šiek tiek trinkteliu kaladę kelis kartus į stalą. Antras patarimas būtų tai sustenkite daryti viską paprastai. Čia prisideda prie to ir naudoti savo spreads. Nežinau, kaip lietuvių kalbą tiksliai išversti, bet iš esmės tiesiog jūs patys galite eksperimentuoti ir bandyti tiek, kiek norit, čia nėra tam taisyklių. Aš ką norėjau čia pasakyti, kad nebūtinai imti spreads iš interneto ir naudoti savo, ir kai tada iš savo klausimų kyla dar klausimų, trauk dar kartų ir neribot savęs su esančiais spreads internete. Tada iš to, kad kyla klausimų, kils daugiau klausimų, tada traukiu kortą apie tos kitus klausimus. Tai bent jau man asmeniškai, tai dažniausiai taip veikia geriausiai, aš pradedu su 3 kortom ir tada, jeigu turiu daugiau klausimų, traukiu. Antras patarimas tai būtų sukurti ryšį su savo kaladė. Kaip tai padaryti? Dauguma, manau, esate girdėję, kad reikia tiesiog nešioti savo kaladės kartu su savimi arba su juo miegoti. Ir tai yra puikus iš tikrųjų patarimas, aš pati tai padarau, bet dar vienas dalykas, kurio aš niekur nemačiau, aš pati sugalvojau, tai yra tiesiog pasimti ir apžiūrinėti savo kortas. Tarkim, turi savo kortas, naują kaladę pasiėmi, bet tiesiog pasiėmi savo kortas ir vartai ir žiūri paveiksliukus, kaip viena atrodo, kaip kita atrodo, kuri tau labiausiai patinka, kaip tu jauties nuo tos, kaip tu nuo kitos. Ir tiesiog sėdi ir taip pat tiesiog žiūri kartas nuo karto, pasiėmi ir net nebūtinai skaitai su jom, tai tiesiog žiūri, kaip jos atrodo. Patarimas mano tai būtų klausykite savo intuicijos. Iš tiesų, intuicija yra labai svarbus dalykas skaitime ir dažnai gali būti, kad ypač su taro, jog kortų reikšmė gali nesutapti su tavo intuicija. Ir taip nutinka. Taip man dažnai nutinka iš tikrųjų. Tai tada tiesiog žiūri, kaip tu jauties dėl to. Ką tau bando pasakyti, tu klausai savo vidinio balso ir tada pagal tai darai išvadas. Tarkim, kažkokia korta reiškia laimę ar turtus ar džiaugsmą, bet tu žiūri ir galvoji, kad liūdna, jautiesi liūdnai žiūrėdamas tą kortą. Ir tada galvoji, na gerai, tada taip ir bandai sujungti kraštus, gal tada man kažko trūksta.
Gal man būtent trūksta, tu galima sakyti, ar tų turtų, ar kažkokių jausmų, ar man trūksta meilės, ar man trūksta tiesiog energijos. Ir tada tu bandai išsiaiškinti, va, jeigu taip yra, tai tada aš dėl to galiu būti liūdna. Ir taip klausai savo intuiciją ir pridedi iš anksto nustatytas reikšmes ir taip sujungi viską į vieną. Su taru truputį tai sunkiau padaryti, bet su orakulu ypač aš mėgstu iš viso ignoruoti egzistuojančias knygutės taisyklių. Man asmeniškai su orakulo jos nelabai reikalingos, žinau, kad jos padeda žmonėm, bet aš tiesiog esu linkusi stebėti, kaip aš jaučiuosi nuo tų kortų ir gal taip sunkiau su jom užmėgsti ryšį, sunkiau jas išmokti. Bet tiesiog kaip dėmesį tai, kaip tu jauties ir ką tau tos kortos sako pačios iš savęs, o ne tai, ką sugalvoja kažkas kitas. Tai mano 5 patarimas būtų toks kaip ir pratimas labiau, kaip išmokti būtent taro kortų reikšmes. Aš tai pati dariau, tai tiesiog užtrukau kelias valandas, bet paėmiau visas kortas savo ir ėmiau po vieną ir tiesiog stebėjau, ką mano intuicija sako, ką man jas reiškia. Ėmiau kortą, žiūriu ir tada galvoju, kokios man mintis iš to kyla. Tada patikrindavau jas su originaliom reikšmėm, pažiūrėjau, kur sutapau, kur nesutapau. Ir taip savo interpretacijas padariau, pasipildžiau ir su autorės nuomonė ir sudėjau viską taip į vieną. Ir mano paskutinis patarimas, kaip lengviau irgi mokintis kortom, daryti skaitymus savo pačiam. Nepradėkit pult skaityti ar savo mamai, sesiai, draugiai, močiutei, tėčiui, broliui, nesvarbu kam, bet pirmą pradėkit nuo savęs. Mokinkite savo, žiūrėkit, ką jums tos kortos reiškia ir tada, kai jausitės pakankamai patogiai skaitydami savo, tada galėsit pradėti skaityti ir kitiem. Tai va, apie kortas dar vienas toks nepatarimas, bet geriau perspėjimas, bent iš mano perspektyvos, iš mano įsitikinimo, man yra ir Aškerėgė tą patį sakęs vieną kartą, tai neskaitykit su kortom į ateitį. Manau, visi turėtume žinoti, kad ateities yra daugybė variantų, milijardai. Ir taip pat, ko mes galvojam, ko mes tikimės, mes tai ir gaunam. Manau, kad dauguma tai pastebėjo savo gyvenime. Gal vieni daugiau, kiti mažiau, bet vis tiek tai iš esmės stipriau ar silpniau šiek tiek veikia mūsų gyvenimą. Ir tai todėl aš siūlau neskaityti ateities. Ta prasme, jūs galite pasižiūrėti, kas būtų, jeigu ten darytume taip. Pavyzdžiui, kas ten būtų, jeigu dėčiau šitą pusę, šitą žingsnį. Bet neskaitykit būtent specifinių klausimų, kas ten nutiks ateityje. Niekada neklauskit dėl to, jog jūs gausit vieną variantą. Jūs turit milijardus galimų variantų, gausit vieną, tarkim, variantą, kad pateksite avariją. Ir tada jūs galvosit, o ne, tik ne avarija, kaip aš bijau, kaip baisu, ir tada jūs, kuo daugiau apie tai galvosit, tad didesnė tikimybė, kad jums išsipildys būtent tas variantas, tad jūsų pačių saugumui siūlyčiau neskaityti į ateitį. Tai tiek su video, aš iš tiesų tik dabar redaguodama pastebėjau, jog pamiršau nufilmuoti outro, tai ačiū, kad žiūrėjot. Kaip minėjau, aš visiškai čia nauja, tad jeigu turit kažkokios konstruktyvios kritikos, turit patarimų, kaip pagerėti, kaip patobulinti savo editinimą, kaip pasijusti patogiau prieš kamerą, rašykit, drąsiai komentuokit, laikykit, dalinkitės ir susitiksim kitą kartą.